Taip, šiuo video noriu įrašyti apie būtent šitos programos Vegas Pro, šiuo atveju 21 versija, bet principe ir iki jos buvo ta problema ir po jos netgi. Dabar yra jau 23, tai bet viskas tas pats. Problema štai kokia, esmė štai. Dabar, tarkime, paleidžiam šitą video, ne, peržiūrai. Spaudžiam klaviatūroje tarpą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Čia specialiai rašiau tokį testinį. Taip, dabar apatiniai daly mikrofoną. Taip, čia su tuo video viskas tvarkoje yra. Būtent su šituo video viskas tvarkoje. Čia aš neturiu, čia aš pats įrašiau, čia 100 metų. Čia kaip pavyzdys yra. Bet su Vegasu šituo yra problema tame, kad, tarkim, jeigu aš paleidžiu, 1, 2, tai čia 3, 4, eina normaliuoju 5, greičiu. 6, 7, 8, Reit, 9, 10. va čia va. Reit Taip, yra dabar vienas. apatiniai daly mikrofoną. Jo, o jeigu aš noriu greitesnio, čia galima va su šituo pastumdyti. Toliau yra, pavyzdžiui, nu gerai, kaip tik parodysiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, dabar apatiniai daly mikrofoną. Va. Pagreitinu peržiūrą. 1, 2, Va su tuo trikampiuku. 1, 2, 3, 1, Skaitosi. 2, 3, 4. Va šitas atžyma yra, jinai, kaip ir normalaus paleidimo su speisu greitis. Tačiau pasižiūrėkime, koks garsas eina. Pitchas pasikeičia va šitame garse. Bet kuriame takelėje, kuriame bus garsas kažkoks, pasikeis pitchas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Štai tas šneka kaip koks Mickey Mouse'as. Donaldas Duckas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taip, dabar apatiniai daly mikrofoną. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir kuo daugiau, tuo daugiau pitchas keičiasi. Taip, 1, 2, čia tokia problemytė. Toliau yra ant klaviatūros spaudžiant L raidę. 1, 2, Pamatot 3, parašyta. 4, 5, 6, 7, Vieną kartą, toliau paspaudė antrą kartą. Taip, dabar apatiniai daly mikrofoną. Eina greičiau. Testuoju. 7, 8, 9, 10. Va, eina greitesnis 11, variantas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dar kartą. 20. 1, 2, Dar greitesnis. Jau 2 kartus. 4 kartus. Ir taip toliau. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, va čia problemytė. Taigi, aš noriu pabrėžti, kad, pavyzdžiui, ne kartais, o pavyzdžiui, jeigu kažką redagavimas vyksta valandos video trukmės, tarkim, ar ten daugiau, netgi 2 ir daugiau valandų trukmės video redagavimas, tai kiek nežmoniškai laiko užtrunka, kol tu ten viską perčiūchini, peržiūrinėji ir viskas tvarkoje, gaunasi, grubiai tariant, kaip minimum, tu visą valandą turi sugaišti laiko, peržiūrėdamas, ar viskas gerai su tuo video suredagavimu, ne? 1, Paleidžiu 2, ir 3, klausausi. 4, 5, 6, Žiūriu, kas vyksta 7, video, 8, 9, ar ne, 10. klausausi, kas šnekama, ar ne. Taip, viršutiniai. Dabar Ar ne? testuojam 4, 5, 6, 7, 8, Žiūriu ir 9, laukiu. 10. Tuo pačiu normaliu greičiu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Tai yra nenormalu, tai yra labai 17, didžiulis 18, minusas Vegasui. 20. Nes, jeigu aš noriu pagreitinti, keičiasi pitchas į visišką Mickey Mouse'inį tą garsą. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Visiškai nesąmonė. 11, 12, 13, 14, 15, Ir čia galima 16, peržiūrinėti. 19, 20. 1, 2, Turi pitchas nepasikeisti. Vienu žodžiu, 10. 1, 2. vienu žodžiu labai niuansas blogas. Kažkur mačiau, girdėjau, lygtais ten pakeičia, keisti reikia šitą, atseit šitą, kur čia tas, pitch shiftą įsimeti pluginą. Bet pasižiūrėkit, kiek aš turiu keisti veiksmų atlikti, kad pakeisti pitchą, kiek čia būtų minus 12 grubiai tariant. Taip, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. gal čia biški net. Sakykime, kokie 6 galbūt.
16, 17. 19, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 16, 17, 18, 19, 20. 3, 4, 5, Mhm. 7, 8, 9, 10. Vienu žodžiu, tokios problemytės. Ir nėra kaip padidinti greitį peržiūros. Taip. Dar tęsime testas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Niko 10. Mauzas šneka. 11, Nu, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. tai visiška nesąmonė ir tikrai didžiulis minusas, kad negaliu aš pagreitinti peržiūros. Labai didžiulis minusas Vegasui. Tai va šiuo video ir noriu tą pabrėžti minusą. Gal kažkas žinot, kaip padaryti. Nes, pavyzdžiui, ir keitinėti va šitą prefiksą, dadėti tuos pluginą, o jeigu tų garso takelių daug, ir tarp kitko, jie taipogi turi savo nustatymus šituos pridėtą pluginų savų ir dar kažkokį papildomą turiu dadėti būtent tam, kad galėčiau pagreitintai pažiūrėti. Nežinau, kažkas čia nesueina galai kažkaip. Pavyzdžiui, YouTube'e tai yra, nežinau, neprisimenu kur čia. Tarkim, bet kokį atsidarius. Bet kokį, vat yra papildomi adonai šitam Firefox'e. Tai galima pasigreitinti. Aš žinau, bet kokį atsidarykime. Tuo ir pagreitini tą video grojimą ir pitchas niekiek nepasikeičia. O Vegasas šitiek metų egzistuoja ir neturi galimybės šitokios elementarios. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 2. Kitas momentas, dar šiek tiek prisitildo netgi. Tai pagreitini keletą kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 17. Nu, vienu žodžiu sakau. Pavyzdžiui, Привет, YouTube, привет, čia tarkim подписчики žmogus šneka, o galiu pagreitinti su šituo, spaudžiu D, и гости моего канала. В общем, решил показать свой подъемник, который я сделал еще, наверное, 5 назад. Видосов полно на YouTube. Это подъемник pagreitinti канала. iki 2,4 šito greičio, o pitchas žmogaus šnekančio niekiek nepasikeitė. Автодит. Ir čia galima greitinti labai stipriai. 3 kartus, pavyzdžiui, net. 3000. Кому интересно, сколько стоит данный подъемник, можете набрать в интернете. Автодит 3000. И вы Taip suprasti sunku, gal daugeliu kažkam tą kalbą greitai kalbančią, bet čia kita problema, čia visai nesusijusi. Gal aš ir suprantu ir tokią greitą kalbą. Tačiau pitchas nepasikeitė. Tas žmogus netampa kaip koks Miko Mauzas, plonu balseliu šnekantis. Tai čia kaip pavyzdys buvo. Jo, esmė tokia, kad Vegas'e yra tikrai didžiulis minusas. Šiandien yra taip, lapkričio 4, 25 metai ir Vegas'as 21 šiuo atveju žiūrimas. Tačiau visuose Vegas'e šita problema yra. Labai didžiulis minusas, nežinau, reikės gal keisti redagavimo programą, bet labai būtų gaila tai daryti, liūdna, nes Vegas'as vis dėlto yra patogus, labai paprastas, tai viską čia susidedi, visus trekus, visus pluginus, pasijungi viskas čia gana paprastokai. Labai elementariai, intuityviai. Tačiau šitas minusas tikrai yra didžiulis, kad negali pasigreitinti peržiūrą. Taip kad kol kas ir baigime šį video. Tiek. Vegasui didžiulis minusas. Didžiulis minusas. Pliusas už tai, kad jis paprastumas, toks patogumas. Tačiau antras minusas dar būtų, kad jis mėgsta išskristi, улетать, так сказать. Nu, išskristi. Pakibti, nulūžti ir išsijungti. Tai vat, tas yra niuansas irgi. Kol kas tiek, ačiū už dėmesį.